Sveiki, šiandien trumpai kalbėsiu apie tai, kokius klausimus Dievas užduos per būsimą teismą. Tai aišku nėra garantuota, bet yra didelė tikimybė, kad šie klausimai bus užduoti, nes įvairiose informacijos šaltiniuose jie dažnai kartojasi. Tad turbūt kas nors sužinojo per klinikinę mirtį, ar per viziją, ar per dar kas nors iš tikinčiųjų. Tad vienu žodžiu yra šansų, kad kai kurie iš šių klausimų bus pateikti jums per teismą. Ir šios klausimus paėmiau iš Bible Questions Simplified YouTube kanalo, bet kaip jau sakiau, daug kur sutampa ta informacija. Taigi, pirmasis klausimas, kurį Dievas gali užduoti, tai yra, ar tikėjai mano su sūnumi Jėzumi Kristumi. Tai yra pats svarbiausias klausimas. Antras klausimas, ką nuveikiai su talentais, kuriuos tau daviau. Tai pinigai, darbai, įgūdžiai, žinios ir taip toliau. Trečias klausimas, ar tu mylėjai kitus kaip save patį. Ketvirtas klausimas, ar maitinai alkanus, aprengiai berūbius, aplankiai sergančius ir įkalintus. Ir paskutinis klausimas, ar visų pirma ieškojai mano karalystės ir mano teisingumo. Taigi, tikiuosi buvo įdomus video, prašau palaikinkit ir subscribinkit, bei apsilankykit mano YouTube kanale bei svetainėje. Dėkui, kad klausėt, iki.